Sveikinamės iš Jonavos. Čia netrukus prasidės Top Sport Futsal A lygos 18-ojo paskutinio reguliaraus sezono turo rungtynės, kurias susitinka Jonavos Vikingai ir Gargždų Pramogos. Sausio pradžioje buvo tikrai labai ryškus pretendentas į ten vartams. 16. Gytis Vasilius, geras posūkis, smūgis į vartus. Ir sėkmė, štai tiek daug erdvės vartininkui. Andrius Korupskas, jo smūgis. Ir šį kartą jau pavojingiau. Pažym. Paulius Osauskas, dabar jau gali skrieti 1-1. Smūgis ir į glėbį. Jonavos Vikingams antra vieta yra įprastinė pozicija. Čia pirmas geras smūgis, Šarūnas Činikas, 8 numeris, bravo! Helveris Smithas pelno savo 12-ąjį įvartį. Atrodo elementariai situacija, bet išsiblaškė Gargždų Pramogų futbolininkai. Gal Šarūno Činikas. Ir prašau, Benas Pietinis, pražangos nefiksuoja, o gal visgi fiksuoja Žymantui Butkui. Benas Pietinis matyt norėtų, kad būtų kitos spalvos kortelė. Ignas Raštutis taip pat pelnė 2 įvarčius ir Sepulveda Permundezas pridėjo dar vieną. Kol kas Igno Raštučio aikštėje nematėme, o čia matome Artūro Jukno kairėje koja ir smūgis iš po varžovo bandžiusi blokuoti šį šūvį kojos. Artūras Jukno prieš žaidimo eigą scenarijus, bet įvarčio nėra. Deividas Padaigis laukia ir Artūras Jukno. Taip, į viršutinį vartų kampą. Jokių šansų Deividui Riaukai. Gali grįžti dabar į 4. Ir nesiruošia taikstytis su tokia eiga. Ir iš karto bravo Gargždų Pramogos. Nesiruošia taikstytis ir gargždiškiai. Pasikeitė 4. Grįžo į aikštę, žengė į aikštę 2. 4. Legionierių. O čia 2 įvartis ir Paulius Latužys baudžia Vikingus. Na, regis, gal ir pernelyg anksti patikėjo tuo, kad čia viskas baigta, kad pergalės futsal taurės turnyre. Beje, žaidžiant su Jonavos Vikingais 3-5 tose rungtynėse tarp kitko irgi. Pažiūrėsime, ar pavyks jiems. Koksai gražuolis įvartis. Bravo. Stevenas Jeffersonas iš dešinės į... Sugebėjo savalaikis toks išėjimas iš... Čia buvo daug pavojingesnė. Artūras Jukno į tolimai kampą, Paulius Osauskas. Ir štai ta standartinė situacija, kurios ir prašėsi visas rungtynes Jonavos Vikingai. Šį kartą žemė oriškai užbaigs reguliarų sezoną. Štai tau ir biliardo partija. Na, gal labiau boulingo takelis. Gytis Vasilius, man regis, nuo savų vartų, gal net ne nuo vartų, labiau iš, pažiūrėkime, praktiškai nuo pergalė. O gal ir lygiosios, čia reikėtų pasižiūrėti United ir Radviliškio tarpusavio rungtynių. Ir kiek virpstų, 2 iš eilės. 6-2 pergalę iškovojo Jonavos Vikingai, užsitikrino 2. vietą reguliariajame sezone. Antrą kartą iš eilės įveikėte Gargždų Pramogas. Kokios mintys apie rungtynes? Na, sezonas buvo tikrai mums šiek banguotas ir Gargždai tikrai sustiprėjo po pernai, tai labai rimtai jiems ruošiamės ir džiugu, kad pavyko nugalėti antrą kartą iš eilės juos. Tai iškovojate 5. pergalę A lygoje iš eilės. Kas lėmė tokį veržlų reguliaraus sezono finišą? Manau, kad tikrai mūsų pasiruošimas davė gerų vaisių, nes nuo pat sezono pradžios sunkiai dirbom ir pagaliau tas rezultatas pradėjo ir žaidimas klijuotis, kaip ir mums treneris visada sakė, kad po ilgesnio laiko mūsų žaidimas tik gerės ir manau tas ir lėmė, kad pradėjom susiklijavom po biškį. Atkrintamosiuose varžybose susitiksite su VGTU Vilkais. Ką manote apie varžovus, ko tikitės iš ketvirtfinalio serijos? Na, VGTU tikrai yra nenuspėjama komanda, gali ir gerai, ir blogai sužaisti, bet mes tikimės tik tais eiti iki finalo, mes norim būti finale. Rungtynės iš esmės mums nieko nelėmė, mes jau žinojom, kad esam likę 4, Jonavai jos lėmė. Pagrindinis šiandieną buvo akcentas, kad mes jau ruošiamės tiem play-offam su Akmenės krašto komanda, tai ieškojome gal tų optimalių 4, kaip mes galėtumėm sužaisti. Aišku, šiandieną buvo labai sunku žaisti, nes kadangi
Jonavos komanda žaidė visą laiką vienu daugiau, nes buvo pagalba iš šono. Čia ne komandos, sakykime, ne Jonavos komandos problema, bet problema rungtynių teisėjavime, aš čia matau. Nes buvo kertinės, mano nuomonė, grubios klaidos, kurios nulėmė rungtynių eigą. Tai čia buvo problema. O iš žaidimo atžvilgių tai buvo taip, mes Jonavos Vikingų komanda stipri ir mes turime išlaikyti koncentraciją viso rungtynių laiką, kiek mes bežaistumėm. O pirmam kėliny mes to nesugebėjom padaryti, to pasiekojo mes prasileidom 2 įvarčius. Antram kėliny mes liktai grįžom į rungtynės, bet ta pati problema, mes grįžtam liktai į rungtynės, bet vis tiek greitai vėl prasileidžiame tą įvartį ir vėl mes sunkiai dirbame tam, kad bandyti išlyginti ar persverti rezultatą. Tai smulkmena. Šiandien darėm smulkias klaidas, o žaidimo 5, kada prasileidai, tai čia natūralu. Vis tiek jau rizikuoji, bandai lyginti rezultatą, ieškai variantų, kaip tą kamuolį pristatyti pavojingos zonos. Visada 5 yra rizika, tai tų įvarčių nėra ką kaltinti. Komandos aplamai nėra ką kaltinti, jie viską atidavė. Gaila labai šiandien, kad pagrindinis vartininkas mūsų raudoną gavo. Tai pirmos rungtynės play-offų prasidės be vartininkų. Tai va, pagrindinės tokios klaidos. A lygoje reguliarų sezoną baigė 4 pralaimėjimų seriją. Kas nutiko su komanda, kas lėmė tokį nesėkmingą finišą? Vėl, kas lėmė tas, kad visą čempionatą saugojomės tų geltonų kortelių, o čempionato pabaigoje mes neturėjom pilnos sudėties dėl kortelių, dėl diskvalifikacijų, praleidom rungtynės. Tai, sakykime taip, iš abiejų ketvirtų, iš pagrindinių žaidėjų kažkas vis praleisdavo rungtynės. Tai išsiderino tiek ketvirtų žaidimas, jau, sakykime, buvo labiau susižaidę ir to pasiekoje mes tokį ir turim rezultatą pabaigoje čempionato. Pirmame atkrintamųjų varžybų etape susitiksite su Akmenės Krašto komanda. Ką manote apie varžovus, ko tikitės iš ketvirtfinalio serijos? Elementaru, kai susitinka 4-5 vietos, tai komandų pajėgumas yra daugmaž panašus. Tai profesionali komanda, turint legionierių, tikrai stiprus varžovas ir manau, kad jiems gal pirmoji ta čempionato pusė buvo nesėkminga, antroji pusė jie tikrai labai demonstruoja kokybišką žaidimą. Pati sunkiausia pora, sakykime taip, ir galim, jeigu nesikoncentruosim, kažkur užmigsim, kažkur nedabėgsim, galim tą čempionatą, visą tą sunkų darbą, kurį mes atlikome pradžioje sezono, galim mes viską greitai nubraukti. Tai stengsimės grįžti tą ritmą, ką mes demonstravom pirmam rate, sakykime, čempionato, tai bandysime grįžti tą žaidimą, ką mes žaisdavom. Tai ir bandysime, aišku, grįžti į pergalių kelią.